keistas dalykas, aišku, gerai, kad Vilkai tą pergalę laimėjo, nes dabar tų taškų jie tiesiog nebegali dalinti. Čia matom pirmą taką, Kevonas 2-2 su Mareku ir Marekas į kontaktą. Čia Vilkų komanda, čia dar matot, reikalingas prieš tą traumą buvo tikrai Jogėla įspūdingos formas ir tada trauma viskas žinau. Čia Marekas kartoja Tayloro netaikų metimą ir dėjimas iš viršaus. Ir vėl, čia atrodė Kevonas. Keičiasi gynyboje Neptūnas, Hesonas liko prie Anthony Kevino, Beručka į pagalbą pasitraukė nuo Tayloro, Tayloras naudojasi tą laisvę, atsako tritaškių. Pasitiko į Kevinas ir toliau, kamuoliu čia buvo, Pavelkos užtvarą, eina arčiau krepšio buvo ir gerai nutraukė perdavimą Matas Jogėla, iškėlė rankas į viršų. Vilkų atsakymas. Kevinas vėl žaidžia su Mareku ir Marekas Blaževičius 2 taškai su pražanga. Trečią kartą jau atrodo. Pavelkos akivaizdi klaida, nepasirinka gero. Minetas šį kartą iš toli nemetė, nors irgi ir turėjo tam galimybę. Minetas žinai, šiame sezone yra pataikęs 6 tritaškius iš 20. Priešingai negu Kevinas. Matom, geras Minetas sprendimas nemesti iš toli, tik kamuolį Kevinas tiesiog. Arnas Beručka pameta kamuolį čia. Miniotas į priekį. Dar vienas šansas. Anthony Kevinas naudojasi Brukso užtvarą, eina iki galo ir dabar jau 2 taškai suprato. Norėjo prieš tai, gavo dabar. Išsiprašė, vienu žodžiu. Prieš tai nedavė, dabar pasiėmė antrų bandymų labai sėkmės skubėto metimo, kuris suteikė, net nebėjau, kad dėl to viso. Čia Žemaitis tiesiog pribėga. Andriusas nemeta visgi iš toli. Hesonas dabar šalia jo, atsikrato kamuolio Andriusas, Kulboka Žemaičių visiškai laisvas, Kristupo Žemaitis 3 taškai. Na, bet kiek laisvės turi dabar Marekui kamuolys įslydo, bet jisai išėjo iš jų žibino. Pacevičius vėl, tam patekštas gynyba ir vėl, keli perdavimai ir vėl laisvas Andriusas ir vėl 3 taškai. Ir vėl tik 2 taškai skiria komandas. Atrodo, kad Vilkai turi ten tų lengvesnių atakų, lengvesnių metimų iš toli, bet to neišduoja. Vėl laisvas Kulboka, jau šį kartą tikrai. Greitai čia bandė sužaisti Dešiūras Buvai, pameta kamuolį, Kulboka greitoje atakoje nededa iš viršaus. Sprendė kukuliau užsibaigti. Nežinau, jeigu aš taip galėčiau padaryti, jau skaityčiau, kad manau, kad įdėjau į krepšį. Aš lygiai Neptūnų. Dar svarbesnės, aišku, nuo to tampa šios rungtynės klaipėdiečiams ir jų antroji pusė, kurią pradeda va taip, Jeffrey Tayloras. Marekui tas darinys visiškai nepavyko ir matom, kad dabar Neptūnas turi problemų ir grįžti į gynybą. Vėl Marekas gerai užsiema vietą po krepšių, geras perdavimas. Trumpam nusileidime nėra taip lengva, bet tokius dalykus centrai privalo skaityti, jeigu nori žaisti šiuolaikinį krepšinį. Čia Marekas vėl dominuoja po Andriusas. Nėra pražangos, Bruksas jo atkovoja kamuolį puolime ir sudeda jį iš viršaus. 12 tolydžių momentų. Lieka pusė. Neskirskim gal į 2 pogrupius komandų. Bet labai smagiai žiūrisi. Paskui turime Jonovas, smagiai žiūrisi, aišku, ir tokie epizodai. Geras Bruksas čia deda iš viršaus pats. Ramių veidų. Sako, liuks, gerai. Liuks parodė fantastinį kokybę, kai tik turi progos. Fantastiniai dydžiai, viskas tinka. Siūlės gerai sueina. Tobulai, dar neturi jokių nuskudimų, kaip ir prieš Šarūnas Turmanas neturi. Nelabai yra dėl ko ginčytis, jeigu taip atvirai. Kevonas ėjo per apačią užtvaros ir čia toks perdavimas, kuris konvertuojasi į kabelio. Dar kartelį. Dar kartelį. Bet pagarba Bruksui, kad negalėjo pagalbą. Kaip ir Arnas Beručka. Nu, čia dar vieną kamuolį perimo Neptūnas, Dešiūras Buvai. Pats nusprendžia užbaiginėti ataką, taškų nėra, Pacevičius irgi nepataiko. Anthony Kevinas. Andriusas užtvaros. Neito Džonsono gynybinė klaida praleidžia iš savo pranašumą prieš Kidžiūną, bandys to naudotis, bet nesėkmingai klaida dar viena ir pasibėga rytų taką Janavičius. Bet Kevonas, jeigu neklystu, jau antrą dabar blokų greitojo ataką per trumpą atkarpą išrašo. Galim dar kartą pažiūrėti šitą epizodą, tiesiog, bet gal čia dar ir gerai.